Atliekant kompiuterinę galvos odos diagnostiką klientėms, aš atkreipiau dėmesį į vieną dalyką. Pas tas merginas, kurios plauna galvą, stovint duše, visada būna žymiai švaresnė viršugalvio oda ir labai blogai išplauta apatinio pakaušio dalis. Na, o pas tas, kurios plauna galvą palenkus žemyn galvą, pas jas būna atvirkščiai. Žymiai švaresnis apatinis pakaušis ir blogai išplautas viršugalvis. Kodėl taip yra? Tos merginos, kurios plauna galvą stovint, jos paima šampūną, pradeda skirstyti ir iki apatinio pakaušio dažniausiai nubėga tik tai putos, kurių koncentracijos nepakanka tam, kad kruopščiai išplauti galvos odą. Ir atvirkščiai, tos, kurios plauna palenkus, dažniausiai pradeda skirstyti šampūną nuo pakaušio link viršugalvio ir gaunasi ta pati istorija. Taigi, kaip plauti tą galvą, kad visur galvos oda būtų vienodai švari? Tai tepkite šampūną tiek viršugalvio dalyje, tiek pakaušyje ir kruopščiai paskirstykite per visą galvos odos paviršių. Nuskalavus plovimą pakartokite. Ir būtinai nusiųskite šį video savo draugiai tam, kad ir jinai kruopščiai plautų galvą. Nes rūpintis galvos oda yra taip pat svarbu, kaip ir rūpintis savo plaukų ilgiu.